Labas visoms, čia ne Bindi, čia yra mano spuogas, of course. Spuogai vis dar nekviesti svečiai mano gyvenime, bet, you gotta do what you gotta do, you gotta work with what you got. Šiandien kažkaip neplanavau filmuoti video, bet iškilo man tokia tema. Aš nenoriu, kad nuskambėtų čia kažkaip labai kritiškai, nors šiaip koks skirtumas. Noriu pažymėti, kad, kad kalbėsiu apie vyrus, ypač muzikoje, ir mano patirtį dirbant su vyrais arba tiesiog susiduriant su vyriška dalim, kaip čia, lytim muzikoje ir kaip mane tai veikia. Galvoju, labai ironiška, nes, mano albumas Perkūnija buvo įtrauktas praeitų metų top 10 15min.lt ir pirmą vietą užėmė abudu albumas Vietos pasauly. Ir kodėl man atrodo ironiška, nes aš jaučiu, kad moteris vis dar ieško vietos pasauly, ypač Lietuvoje. Bet labai dažnai alternatyvai matau pirmoje vietoje kažkokį vyriškos lyties atstovų albumą. Tai man atrodo, kad Perkūnija albumą aš labai myliu, bet aš jaučiu, kad aš galėjau įdėti daugiau darbo. Aš esu ganėtinai kritiška savo, ganėtinai perfekcionistė savo kūrybai. Tai, aš galiu rasti priežasčių, kodėl tai neturėtų būti number one albumas, bet aš nelabai atsimenu, kada buvo number one albumas kažkokios tai moters muzikoje Lietuvoje, alternatyvoje ypač. Tai nežinau, jeigu kažkas žino, tai sakykit. Nenoriu kažkaip nuskambėti, kad teisiu, bet apie ką norėjau pakalbėti, tai ar kad man čia labai liūdna, kad mano albumas neužėmė pirmos vietos. Aš jaučiu, kad aš galiu sukurti dar kažką geresnio, bet ir noriu pakalbėti apie tai, kad labai, kad mūsų visuomenė dar ganėtinai yra patriarchalinė ir manau, kad tai irgi labai veikia vertinimus visame kame. Ir muzikoje included. Jo, tai aš kažkaip tą pajaučiau. Bet džiaugiuosi, kad kiek atsimenu tam 10-tuke visai aukštai buvo Ambulance on Fire albumas. Tai labai džiaugiuosi už jas. Jo, jaučiu, kad man sunku apie tai kalbėti, nes esu labai daug prigėdinta, kad maždaug ko aš čia noriu, ko man čia dar negerai. Ir aš turiu pasakyti, kad dabar yra daug geriau, negu kai buvo prieš 10-15 metų, kur aš nuolatos jaučiau seksizmą nuo pat mažens. Ir man tai nenuostabu, kodėl aš buvau tokia nervuota, kodėl man buvo sunku susikaupt mokykloje, nes tiesiog elementariai klasėje būdavo testosterono fontanai ir niekas su tuo nesusitvarkydavo. Mano klasiokai tiesiog ištisai buvo kaip išprotėję, I guess nuo hormonų ar kažko, bet jie tiesiog ištisai jie visai muistėsi ir buvo tokių keletą, kur tiesiog varydavo mane iš proto. Aš bandydavau kažkaip su jais ginčytis ir ginti nuo kitų mergaičių dažniausiai, aišku. Ir jie ten tyčiodavosi iš manęs, jisai mane žemindavo. Vienas klasiokas man tiesiog kiekvieną dieną beveik, bent pusę metų,
už manęs jisai sėdėjo, kažkodėl mus taip pasodino, nežinau, aš tiesiog puikiai atsimenu, kad čia kažkokia Dievo dovana, galbūt nežinau, bet jis kiekvieną dieną už manęs sėdėdamas man šnabždėdavo žiurkė, kiekvieną dieną. Tai turiu jam padėkoti, nes jis man įkvėpė dainą Aš žinau geriau. Nes aš, kai jį sutikau po kokių 10 metų, pamačiau, kad jis atrodo kaip tiesiog kaimo Jurgis. Atrodo tiesiog taip, neišsipildžiusiai. Ir aš tiesiog nuėjau į to baro tūliką ir parašiau šitą dainą. Ir tiesiog, aš nemėgstu būti judgmental, bet kartais labai gera padaryti kažkokį kerštą kūryboje bent jau. Nenori kažkaip, actually daryti keršto kažkaip tam žmogui, iš jo tyčiotis. Man atrodo, man atrodo, kažkokia tokia strategija buvau priėmus, kažkaip bandžiau jam atgal kirst, bet jis darydavos vis aršesnis ir vyresnis, mes augom ir jis pradėjo atrodyti man ir pavojingai tiesiog. Tai, aš tiesiog at some point pradėjau jaustis visiškai bejėgė prieš visą tą agresiją, ne vien tik jo, bet visur kur. Jau augant kieme buvo ir peržaidžiant agresiją iš berniukų mokykloje, tada ir šeimoje jaučiau agresiją. Tiesiog nuolatinė fucking agresija. Kur aš tiesiog perėjau kitą mokyklą, nes šiaip norėjau savo geresnio mokymosi sąlygų. Jaučiau, kad aš turiu daugiau potencialų negu tik eiti tą mokyklą, kur kažkaip elementariai, nebuvo kažkokios emocinės higienos, kaip padėti vaikam ir tiem berniukams susitvarkyti savo testosteroną. Aš nežinau, kažkokio tai suvokimo, kad taip negali būti. Nes ten tiesiog mokytojos net verkdavo iš bejėgiškumo jausmo, ant kiek buvo siaubinga situacija. Tai aš perėjau gimnaziją, ten aišku irgi buvo patyčių iš berniukų, bet ten kitaip tvarkėmės su situacija, ten vienu metu aš ten galėjau net pasakyti, ar aš noriu, kad šitą žmogų išmestų iš mokyklos ar ne. Bet man tiesiog nuolat buvo kraunama tokia iš vyriškos pusės žinutė, kad su manim kažkas negerai, kad aš prašau, kad nebesielgtų su manim bjauriai. Kažkaip net atrodo, kad galėčiau apsiverkti dėl to. Ir kai šneku apie tai, man atrodo, kad labai reikia palaikymo, nes atrodo, čia tokia nepopuliari tema, nes pas mus tas patriarchatas yra toks gajus ir aš tiesiog su kiekvienu žodžiu girdžiu kažkokių argumentų savo į ausį iš kažkur, kad maždaug ko aš čia verkiu ir ko aš čia noriu. Tai jo, čia biškai per aplinkui pasakoju, bet tiesiog kažkaip daug norėjau apriepti. Gal vienu metu. Man, žinot, kas yra tiesiog baisu? Aš dabar tiesiog labai daug klausau morning affirmations, kur ten sakai, aš esu tokia, Aš praėjau hipnoterapijos kursą, tai ten irgi reikėjo klausyti visokių tai žodžių, kas ten aš esu, aš esu vertinga, aš esu mylima, kad perprogramuotum savo smegenis. Dabar aš klausau dažnai ir ten irgi, kad I am worthy to receive, I am loved just as I am, I deserve respect and love, blah, blah, blah.
Jo, ir aš tiesiog turėjau susitikimą su vienu žmogum, vyriškos lyties atstovu. Nu, žodžiu, susitikom su mano pažįstamu muzikantu, pagrot, pasiruošti renginiui. Tai realiai tu turėjo būti toksai smagus laiko praleidimas, kažkoks pasiruošimas. Bet beveik viso to laiko metu aš jaučiau tokį nerimą, kad aš turiu... Jo, kad man sunku pasakyti, pavyzdžiui, kad man nepatinka, kad mane pertraukia, kad noriu, kad mane gerbtų, kai aš kažką pasiūlau, išklausytų. Kažkaip, jo, man buvo sunku tai pasakyti, nes atrodo, nes vėl man tas balsas sako, kad maždaug, ko tu čia verki maždaug. Kur tai yra visiškai normalu. Įvertinti save ir pasakyti, žiūrėk, aš šiaip savo nedarau to. Ir šiaip įvertinkim vienas kito kompaniją. Nu, ta prasme, aš klausau tavęs, tu paklausyk manęs, žinai. Galim išlaikyti kažkokį gražų balansą. Bet man, jo, buvo sunku tai vardinti. Ir mes kartu improvizavom. Ir aš jaučiu, kad man kyla nerimas ir aš galvoju, apie ką čia. Ir supratau, kad aš jaučiuosi taip, kad aš turiu 2 arba 3 labiau pavaryti, nes mane bet kada gali nutraukti ir pasakyti, kad aš negerai darau. Ir tada taip galvoju, oi, blet, jo, rimtai. Aš jau taip senai jaučiuosi. Nes kai pradėjau, kai turėjau savo pirmą grupę, pradėjau ten groti su kitais, tai daugiausiai irgi buvo vaikinai. Aš ilgą laiką negalėjau groti gitarą, nes, buvo šalia manęs mano tuometinis vaikinas, ten mano draugas, kurie man visą laiką, patarinėdavo ir aiškindavo, kaip aš turiu groti. Kai aš to neprašiau, aš tiesiog, man jau buvo daug tiesiog paimti tą instrumentą į rankas, nes, tiesiog jau nuo pat pirmų pasirodymų muzikoje visai kaip būdavo ta agresija. Tai būdavo publikoje kažkokie bernai, kurie va taip ploja, arba kažkokios patyčios, kad aš kažkaip tą darau. Tai aš dabar suprantu, kad aš niekad nesijaučiau saugiai prie vyrų. Ypač, jo. Jo, aš suprantu, kad nelabai ir kada jaučiau saugiai prie vyrų kolegų muzikantų. Kad defaultas laiką buvo kažkaip save supakuoti, kažkaip pateikti concise, taip, žodžiu, taip supakuoti tokį sukramtomą, žodžiu, dydį ir greitai kažkaip išdėstyti, ko man reikia, nes mane bet kada gali pertraukti. Tarsi nėra kitokios opcijos, kaip kad, pavyzdžiui, paprašyti, kad gal tu galėtum išklausyti manęs. Jo, visą laiką mane lydėjo kažkoks jausmas, kad aš kažkokia nepakankamai kompetitinga. Ir tada atsimenu, kai pradėjau koncertuoti viena, supratau, kad, aš nebenoriu dabar kviestis kažkokio tai random bičo, kad jis man grotų ir aš dainuoju. Aš jau pavargau nuo šito modelio. Aš noriu pati paimti tą gitarą į rankas, net jeigu ir nesugebu ten taip super groti. Bet aš noriu turėti tiesiog the power in my hands for fucking once. Tai va, bet ir tada atsimenu į tą koncertą vieną,
viena iš pirmųjų atėjo kažkokie tai vaikinai, muzikantai, kažkur mes esam matęs ir kažką. Ir jo, ir tada man pažėrė jau kritikos, kad maždaug, tai ar aš čia Instagramo influencerė, ar aš muzikantė. Ir aš galvau, seni, ta prasme, aš tiesiog bandžiau sukurti savo karjerą taip, kaip sugebu. Aš nemačiau, kad aš tiesiog galiu priklijuoti milijoną plakatų visur, ar ten eiti su žmonėm kalbėti ir aiškinti ir rėkti, kad ateikite mano koncą, nes buvau kukli ir neturėjau beveik draugų ar drąsos ir man tiesiog Instagramas atrodė tuo metu vienintelis outletas tai daryti. Ir, aš sudėjau visą savo drąsą ir jėgą, kiek galėjau, kad padaryčiau, kiek galėjau, kad būtų tas koncertas. Bet kažkas ateina ir užšeimina, kad ten maždaug aš čia tiesiog influencerė. Tai it's part of the deal. Nieks už manęs tai nepadarys. Aš visą savo energiją ir tuometinius drąsos resursus suinvestavau, tai ir kažkas dar kritikuoja šitie vyrai ir dar kažką ten užvelia dėl grojimo. Jo, tai apie garsistus, tai irgi buvo visokių situacijų, kur ten, visai, žodžiu, visi turi patarimų. Bet čia šiaip gal visų žmonių bruožas toks užknisantis, kurių tu neprašai. Bet kiekvieną kartą, kai man koks vyras kažką patarinėdavo, tai man ekstra būdavo jautru, nes kai tada pradėjau groti dainuoti toj grupiai ir ten paimti gitarą pirmais kartais ir bandyti groti, man tuo metu labiausiai ko reikėjo tai palaikymo. Ir, aišku, ten jie ne vieninteliai vyrai buvo mano gyvenime, bet at the same time vieninteliai prieinami man kaip draugai labiau. Ir aš visiškai neturėjau jokio sveiko kažkokio saugaus santykio su vyrais. Tai man labai kažkaip, buvo sunku ir jautru. Ir aš tiesiog išsivystė man toks poreikis saugotis nuo vyrų ir daryti viską pačiai. Nes atrodė, kad jie visą laiką man tiesiog aiškins, kad aš kažką ne taip darau. Tai yra kažką, ką norėjau pažymėti, kad man yra baisu, kad mes kažkaip priimam kaip normą, kad tiek yra daug to patriarchato ir mažai kritikos, kad what the fuck, kodėl aš kaip moteris turiu visą laiką save taip sumažinti ir prisitaikyti prie that little amount of kiek man duoda erdvės kažką pasakyti ir ten kelti balsą, kad būčiau kažkaip labiau, suprantama ir išgirsta, nes jeigu pasakau kažkaip assertively, kur tiesiog tvirtai, ramiai, tai kažkaip priima kaip kažkokia agresija. Aš kažkaip, pavargau save visą laiką taip užspaudinėti. Tai bet kažkaip gyvenimas mane per visą tą agresijos nuolatinį laikotarpį privedė prie tokio taško, kad kažkaip nusprendžiau vienu metu, kad, kad aš privalau taip daryti,
antraip nieko man nesigaus šitoj visuomeniai. Ir dabar suprantu, kad, aš nebenoriu. Ne taip turi būti. Ir ačiū Dievui, man kažkaip atsirado gyvenime tokia pažįstama, kaip, aš jos beveik nepažįstu, tiesiog jinai daugiau bendravo su mano sesė. Ir mes kažkaip susirašėm per Instagramą, nes jinai pamatė mano įrašą Substack'e apie tai, kaip radau savo santykius su vienu biču aprašytus knygoje. Jis aprašė mūsų santykius. Nors tai net nebuvo santykiai, toks labiau susitikinėjimas labiau. Aišku, jis ten, ta knyga autofikcija ir jis ten dakūrė kažkas yra tikro. Bet tiesiog visą tai, kaip jis aprašė ir kiek apskritai knygoje cinizmo ir toks keistas požiūris į merginas ir jų kažkaip nuvertinimas, prieš pastatymas kaip kvailelėmis. Jinai, šitą merginą, su kuria kalbėjom, kažkaip gerai įvardijo, kad, dar gajus toksai reprezentavimas moterų kaip tokiom biški kvaišom, mano herojų, kurią jisai, kur mane aprašė, bet tiesiog kaip kažkokia mistinė herojė knygos. Tai irgi pristato kaip tokia kvaiša, su kažkokiam perdėtom emocijom. Tai irgi daug pasako apie tai, kaip jisai mato moteris. Ir aš suprantu, kad yra daug labiau priimtina ir kažkaip vertina, atrodo, bent jau kaip pamatai, kokias žiniasklaidoje moteris yra švenčiamos. Tai tokios susitvarkiusios, solidžios, tokios visas tokiais tobulais antakiais ir ten tobulais pašviesinimais plaukų, tokios straight lines. Ir kartais man tai būna juokinga, kad kai aš pakeliauju kažkur ir taip atsigauna mano akys ir galva ir pamatau daug gražių, skirtingų, apvalių ir visokiausių skirtingų formų moteris. Bet kai sakau apvalių formų, nebūtinai, kad jos kažkokios apkūnios ar kažką. Tiesiog jų energija yra tokia labiau, ne tokia sukaustyta. Turbūt tą norėjau pasakyti. Ir tada grįžtu į Lietuvą ir vėl matau tas reklamas ir ką matom žurnaluose ir televizijoje. Suprantu, kad mes esam čia brainwashed kaip moteris, kas maždaug reprezentuojama kaip graži moteris. Tai yra labai certain image, kokia tu turi būti, tokiais tiesiais plaukais, gražiai pašviesintais, bet tiesiog prižiūrėtais kažkokiais plaukais, tais tobulais antakiais, tai ne per daug makiažo, toks. Jo, tai kažkaip pakeliaus gera pamatyti, kad yra visokių moterų, visokių skirtingų charakterių ir aurų, ir ekspresijos, ir spalvų, kuriomis jos rengiasi, būna, kad širdis dainuoja. Tai su šita mergina kalbant, supratau, kad būnant Lietuvoje gali net nepastebėti, kaip gali būti brainwashed dėl to, kaip tu save turėtum pateikti kaip moteris čia pasaulyje, šitam mūsų Lietuvos. Kaip tu gali pateikti ir kaip negali. Ir kad mes labai nepastebimai galim pradėti tikėti tuo. Tai yra bjauru. Aš asmeniškai noriu reabilituoti savo santykį su vyrais. Noriu išmokti pasitikėti vyrais ir vyru ir surasti nuostabų partnerį.
ar tiesiog leisti jam ateit ir turėti gražų santykį su savo vyru ir vyrais aplink mane ir išmokti išsakyti savo šitus poreikius ir ribas. Man atrodo, aš dažnai bijau pasakyti, ir apskritai gal mes dažnai kaip moteris bijom pasakyti savo tos poreikius, nes tiesiog būnam užgeslaitintos maždaug. Taigi, ne, tai viskas gerai, taigi, gal kas tau čia yra, kodėl taip manai, lalala, aš taip nesakiau, lalala, nu toks, žinai, nu pradeda kažkokį tau malt šūdą. Ir tada galvoju, gal aš čia kažką ne taip suprantu. Ir nesenai irgi turėjau pokalbį su tokiu pažįstamu. Ir jis kažkaip iš pradžių kaip ir kabino mane, tada man pasako, kad jam celibatas, tada klausė, ar mes susitikinėjom. Ir aš sakau, tai kokia tavo pozicija, nes tu nei taip, atrodo, nei prie to neprisiriši. Ir jis toksai, aš jaučiu, kad jam pasidarė nepatogu ir neberašo man. Ir galvoju, ir labai gerai. Nes, nu, aš pavargau nuo šitos painiavos. Aš noriu kažkaip būti su žmonėm apskritai, kurie, nu, gerbia mane ir yra atviri su manim ir nuoširdūs. Ir ypač reabilituojant santykį su vyrais, norisi to tokio, tos pagarbos ir nuoširdumo. Ir labai noriu jausti saugiai. Aš sakau, beveik nesijaučiau taip. Niekada. Nu taip, keliom akimirkom gal. Tai kažkaip sad. Jo, o grįžtant prie tos knygos, tai aš kai skaičiau apie savo tą aprašytą heroję ir nu, žodžiu, kaip tas žmogus pateikė mūsų santykius toj knygoj, tai aš taip nuliūdau, nes ten tokia kažkokia karikatūra, kažkoks prastas porno filmas, atrodo, iš to padarytas, kur aš, atrodo, mačiau tokį pilną vaizdinį visko. Jo, buvo tokių cringe momentų, bet ir buvo gražių akimirkų. Ir buvo ir piktų, ir liūdnų, ir švelnumo, ir gilaus susimąstymo momentų. Ir atrodo, viskas buvo taip sumažinta iki kažkokio tai bulvarą ir to tokį tipinį vaizdinį, kur kažkoksai bernas ir kažkokia išprotėjus pana, kur galvoju, nu ne, aš atsimenu tą vasarą, kai mes susipažinom, kur, jo, tikrai buvo tokių cringe momentų, bet ir atsimenu tokį tvankumą ore ir jo, ir kad ir momentus, kai mylėjomės ir kaip viskas bangavo ir kai jam grojau ir kaip jis klausėsi ir aš kaip klausiaus, kaip jisai dėsto minčių ir kaip jis gražiai gali dėstyti mintis, todėl man irgi taip nuvylė, kaip ta knyga tokia karikatūriška ir tokia iki tokio niekingo kažkokio lygmens sutraukta, bet tada jinai tokia yra švenčiama ir pamėgta skaitytojų, kad aš tiesiog, aš esu pasimetus. Jo, kai dažnai kažkoks atsiranda toks švelniai moteriškas kūrinys, atrodo, lietuviškui
visuomeniai pateikiama tokia atlikėja, dėl ko aš kažkaip norėjau sukurti Perkūniją tokią švelnią, kokia jinai yra. Tai kad parodyt, kad jeigu aš jau alternatyva, tai nebūtinai čia turi būti viskas taip, tipo, gitaros, tipo, nebūtinai, tipo, yra daug visokių kitų spalvų gyvenime ir yra daug neatrastų šitų raibuliuojančių švelnių, apvalių spalvų, moteriško prado spalvų, kur atsimenu, kai dirbau su vienu produceriu, jam visiškai didn't make sense, aš tą mylėsiu visada. But it made all the sense to me. Nes tiesiog aš operuoju kitoje vibracijoje ir jinai tikrai ne ta patriarchalinės visuomenės vibracija. Jo, kažkaip dabar nesenai koncertavau estradoj ir ten taip buvo daug moterų, labai fainiai, bet ir jaučiau daug susikaustimo ir atsimenu, kai nuvariau Balį, ten labai tokios moteriškos energijos sala ir visos moteris tiesiog spindi, tiek daug gražių moterų, aš niekad nemačiau vienoje vietoje. Wow. Ir tu tiesiog pati irgi nori puoštis ir aš galvoju, kai aš grįšiu į Lietuvą, aš puošiuos, bet aš tokai grįžau ir puošiausi ilgą laiką. Kažkaip pajutau, kad nelabai kam čia to reikia. Tai aš tada pradėjau puoštis dėl to, kad man to reikia. Nes ten, kai puošdavus, tai tu jauti tokį reciprocity, kur tu puošies ir pasaulis tai pastebi ir grįžta, bet čia jaučiu, kad yra daug tokio vakumo. Jo, ir kai atvariau į Balį, tai jo puošiaus ir labai labai daug šokau, nes wow, mano kūnas taip nori šokti. Tai man gaila, kad taip uždūchina mano eurovizinį pasirodymą. Aš sutinku, kad aš nesu profesionali šokėja, bet kažkaip vėl taip susikaušiu dėl šokimo po jo. Bet šokti yra taip svarbu. Ypač kaip moteriam išjudinti savo kūną, o Dieve. Visiems svarbu. Tai aš kai tik tais atvarėm, aš prašiau draugių, kad eitume šokt, kai tik tais bus proga. Nes aš sakau, Lietuvoje negalėjau šokti taip, kaip noriu, taip banguojančiai, kaip noriu, nes jaučiau tą susikaustimą ir kažkaip, kai esi ant scenos, tai labai gali gerai pamatyti, kaip iš tikrųjų yra. Ir aišku, dar ir man atsiranda irgi daugiau pressure, kad aš pati iš savęs būčiau atsipalaidavus nes irgi rodau pavyzdį dabar kitiem, kai esi ant scenos, kaip tu turėtum būti, kaip tu kaip žiūrovas galėtum būti. Jo, bet ir tuo pačiu salės gale mačiau porą bičių, kurie atrodo visą laiką kažkaip keistai vaipės ir nelabai supratau, tai kodėl jie ten yra. Ir man toks, Dieve, atrodo, jaučiuosi kaip vėl 5 klasėje, kur aš pirmą kartą dainuoju prieš auditoriją ir man taip ploja. Jie taip nebeploja, tai galiu pasidžiaugti, kad jau nebėra taip žoskai. Bet jaučiu tokį judgment, kad vėl kažką ne taip darau ir galvoju, tai kada, aš kažką taip darysiu, žinai.